Kulinarinė tema ir taip pat pagrosime apie kitus likusius gėrimus, kurių ten galima už tų palaikymų turbūt gal. Girdėta melodija? Ar turi malaus fanų? Alaus! Taigi, dabar kalbinu viduramžių pirklius Hasanovą. Taigi, iš kur jūs atkeliavo tokie nuostabūs pirkliai? Iš Kauno. Ir ten gal kažkoks yra stebuklingas miestas? Tikrai taip. Tai viduramžiais buvo Hanzos pirklių sąjunga ir Lietuvoje vieninteliam Kaunui buvo suteiktas Hanzos pirklių miesto statusas. Tai va, mes atstovaujam labai rimtą prekybinį viduramžių laikų centrą Kauną. Prieš kiek metų jūs susikūrėte? 15 turbūt panašiai. Manęs dar nebuvo tuo metu grupiai, dar leliukas vis tikluose buvau, bet grupė susikūrė prieš 15 metų. Ir kaip susibūrėte į šią grupę nuostabią? Šeimos ansamblis, šeimos pagrindu. Visi Hanzanovos muzikantai daugiau mažiau arba rockeriai, arba jų šeimų nariai. Tai va taip, pavargom nuo tų elektrinių gitarų, nuo to aštraus skambesio. Sakom, kažkaip nostalgija tokia į viduramžių skambesį. Richie Blackmoro projektas toksai buvo. Irgi rock'n'rolliškai grojo viduramžių kūrinius, kažkaip inspiruoti. Truputėlį po truputėlį pradėjo grojinėti chebra muzikantai. Ir išsivystė į tokį viduramžių fantasy, pusiau ne fantasy, neo viduramžinį projekčiuką su pankrokiniais pakvailiojimais. Jūs gal dalyvavot festivalėje Kilkim žaibu? Kiek žinau, tai ne. Kilkim žaibu dar neteko sudalyvauti. Bet kur teko sudalyvauti, tai šiais metais Eurovizijos atrankoje dalyvavom. Aišku, nepatekom, bet turėjom labai gerą laiką, smagiai praleidom. Ir paskui, kai žiūrėjom pačią Euroviziją, jau finalą, tai pagalvom, kad gal ir gerai, kad mūsų ten nėra. Kokį jūs turite, gal kažkokį magišką ritualą prieš patį koncertą? Aha, visi derinam savo instrumentus. Duok tunerį, duok derintuvą, paduok mi, paduok le. Va, toks va magiškas ritualas. Hansanovos vienintelio kol kas įrašyto ir išleisto albumo, kuris vadinasi Tavernos kronikos, galite pasiklausyti visose platformose iš esmės, ir Spotify, ir YouTube, you name it. Ačiū labai jums, taigi ateinančių gražių festivalių, gerai pasirodykit. Ačiū jums.